Sveiki, su jumis vėl Danielius ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikėtų sutaisyti tokį kaip ir bugą, kai nesigirdi žaidžiant steaminį Counter-Strike man steaminio žaidėjo. Tai va, visų pirma nueinam į descriptioną ir po video ir nusikopinam mano video. Linką. Atsisiunčiam šitą backkaką ir palaukiam, kol ten atsisiūs. Kai atsisiuntėm, atsidarom ir turėsim išarchyvinti į Steam Apps. Tai va, einam Program Files, čia mūsų Steamas, Steamulį, ir Steam Apps. Aišku, yra ir keli minusai, pavyzdžiui, pirmą kartą jungiant, visus kartus jungiant, išmes errorą, bet jis turėtų dingti. Viską paspaudėliojam, jis ir jungia vėl, normaliai. Ir tas pats, kai jungiamės į serverį, bet paspaudėliojam ir viskas normaliai turėtų būti. Tai va, tai tiek, su jumis buvo Danielius, tikiuosi jums šitas tutorialas padėjo. Na ir šiaip norėjau labai, senokai norėjau kažkokį tai naują video nufilmuoti, bet tingėjau, labai tingėjau. Na tai tiek, davai.